Džiugu, kad radom laiko aptarinėti labai įdomią kelionę po Maroką su Evaldu. Aš esu Paulius, užsiminėjau labai panašiais dalykais, tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Ir buvo gera proga pakalbinti Evaldą. Sveiki, tai esu Evaldas. Buvo mano paskutinioji kelionė Maroke. Tai su adventure ir motociklu. Ir kaip ir Paulius minėjo, puikiai proga papasakoti apie savo kelionę. Tai, o kodėl Marokas? Kodėl Marokas? Nes Marokė vyksta sunkiausios varžybos kaip Maroko raliai. Tai automatiškai asocijuojasi su iššūkiais. Tai smėlis, uolos, dykumos, karštis, čia yra pats geriausias iššūkių ir nuotykių rinkinys. Tai visą tai mes bandysime pateikti per 4 serijas, bet 5 būtų kaip bonusinė, taip, Evaldai? Apie ką jinai būtų? 5 serija būtų tokia trumpa apžvalga apie Maroką, apie gamtos grožį ir pačias gražiausias akimirkas iš pačios kelionės. Papasakok, kaip reikėtų paruošti savo motociklą Maroko gruntui. Šiek tiek apie gruntą. Taip, tai tikriausiai visi pagalvoja apie Maroką ir įsivaizduoja, kad ten laukia smėlis. Bet dėja, realybė yra tokia, kad didžioji dalis grunto laukia akmenys ir labai aštrus akmenys. Ir smėlio yra, ir to pačio purvo yra. Tai reikia tikrai pagalvoti apie padangų pasirinkimą. Kaip aš rinkausi, tai rinkausi pagal kilometražą, kad padangos užtektų visai kelioniai, bet jinai būtų kuo agresyvesnė, kadangi labai gruntas skiriasi, už 50 km gali būti smėlis, už 20 km jau gali būti kalnai ir kuo agresyvesnė padanga, tuo geriau. Bet taip pat reikia ir atsižvelgti, kad padanga būtų atspari visokiam spigliam ir aštriem akmenim, nes galima labai lengvai susipjaustyti arba pradurti. Marokė pravažiavau 5000 km ir mano pasirinkti motozai finišavus buvo telikę tik kokie 6 mm. Iš visų 5000 km gal 50% buvo asfaltas, apie 35% uolėta, uolos, įvairius akmenys, kokie 5% smėlio, o likusi dalis buvo minkštesnis gruntas kaip molis ar toks kaip žvyras mūsų, kažkas tokio. Labai sunku įvardinti Maroko tas stepės su tam tikrom uolėtom ir molėtom vietom, ne? Taip. Tai tarkim, jeigu tu išvystai didelį greitį, tai čia toks, sakykime, kaip ir iš Dakaro mes matom, žinai, tai būna labai netikėtų tokių, arba išgraužų, ar ne? Taip, kadangi prieš keletą mėnesių buvo didžiulės liūtys Marokė ir labai daug nuplauta yra kelių ir apskritai erozijos pažeistų vietų, tai tenka ir per pačią upę važiuoti per tos išplautus akmenis arba per išplautą molį ar per smėlį, kur po apačia būna šlapia. Tai čia yra vienas iš didžiausių sunkumų. Tai pasakyk, kiek turėjai slidžių ruožų? Slidžių ruožų, tiesą pasakius, kai būna pakankamai sausa, kai porą dienų nelyja, tai slidžių ruožų būna labai minimaliai. Bet tarkim, rytais būna šlapiau, tai galiu sakyti, per 22 dienas, galbūt kokias 7 dienas papuldavo tikrai slidžių ruožų. Kad būtų labai slidžių ruožų, kad būtų tikras iššūkis, tai buvo gal kokius 3 kartus tik tai. Ką įvardintum kaip didžiausią iššūkį neturinčiam įgūdžių važiuojant į gruntų? Tai didžiausias iššūkis tikriausiai būtų upės, tai yra išplautus upės, kur vyrauja apvalūs ir pakankamai dideli akmenys ir tokie netikėti smėlio ruožai. Važiavai vos ne 50% asfaltų, nes pats Marokas jisai yra tikrai didelis, pakankamai didelis Lietuvos masteliu lyginant. Tai
tiek daug asfalto, nes ten tikrai labai gerai išasfaltuota pakankamai, ne? Bet yra lokalių keliukų, kur visi persipina su, vadinkim, su tuo pačiu jų, vėlgi, molėtų ir visokiausių gruntų, ar ne? Tai irgi geras, labai įdomus įspūdis, kada tu įsigreitėjai pakankamai greitai ir po to tau dingsta kelias, ne, kažkoks tai ruožas. Buvo tokių? Šiaip galiu pasakyti, jog asfaltas pakankamai geros kokybės, bet gali važiuoti 10 km idealiu asfaltu geriau negu Lietuvoje ir jis gali labai staigiai pasikeisti duobėtą asfaltą. Ir tuo pačiu gali labai staigiai iš duobėto asfalto pasikeisti molio ruožą, smėlio arba tiesiog labai staigiai susiaurėti. Ir po kokių poros kilometrų vėl grįžti į gerą asfaltą. Tai labai iš tikrųjų pavojinga vietomis Maroke važinėti asfaltu, jeigu tu mėgsti atsukti rankeną. O kodėl 50% sudarė tavo asfaltas? Pirmas dalykas, jog nesitikėjau, kad bus tiek daug asfalto Maroke. Tai nors ir iš pradžių buvo planuota važiuoti Bekelę, ten pasirodo asfaltas. Antras dalykas, kad kai kada tiesiog nelieka pasirinkimo ir tenka važiuoti asfaltu arba atvirkščiai Bekelę ir pakankamai sudėtingais keliukais. O trečias dalykas, tai tiesiog asfaltas būna veda į pačias gražiausias vietas, kaip pesai kažkokie ar tarpekliai, tai ir tas neišvengiama. Marokas yra labai spalvotas, sakau, nes mačiau ir buvau nustebęs. Tai jeigu kalbėkim taip, šiaurė, centrinis Marokas ir, vadinkim, už Atlaso. Jeigu galima būtų Maroką suskirstyti dalis, tai suskirstyčiau į 4 dalis. Tai būtų šiaurinė pusė, kuri yra už Atlaso į šiaurę. Tai ten vyrauja tokia labiau didesnė žaluma, daugiau molingų vietų. Tada patys Atlaso kalnai, kur vyrauja uolos. Tada žemiausia, tai yra pati pietinė dalis, kur smėlio, tos pačios uolos, tai su aštresniais akmenimis įvairiausiais. Daug sausiau, tai yra daug daugiau dykumų įvairiausių stepių. Ir ketvirtoji dalis tai vandenynas, būtent pakrantė. Ten vyrauja labai įvairus gruntas, galima ir smėlio gauti, ir akmenų, bet viskas bus kaip tarsi persimaišę. Bet tuo pačiu ir yra daugybė įvairiausių paplūdimių, kur galima tiesiog per paplūdimį važiuoti. Evaldai, klausyk, labai įdomu buvo išgirsti iš tavęs tikrai pakankamai karštų emocijų, nes tu buvai visai neseniai, spalio mėnesį. Tai manau, kad tęskim toliau ir mes turime dar 3 temas ir tikimės visų žiūrovų laukti kitų serijų. Taip, tai ačiū Jums, Pauliau, ir susitiksim kitoje serijoje. Iki. Iki.